šventoji dvasia yra iš mano patirties ir mano spėjimų yra tai, kas mus ragina šlovinti. Tai yra tas judintojas, tas, kuris many sukelia norą arba padeda man pasiryžti tą daryti, nelygu kokia situacija. Tai yra tas asmuo, kuris kartais mano lūpomis šlovina, kai aš nežinau, ką sakyti arba ką giedoti. Tas, kuris mane įkvepia surasti, parinkti tinkamą giesmę, atpažinti visos šventosios dvasios dovanos, kurias mes gaunam kartu su sutvirtinimo sakramentu. Visą tai, apie ką mums bažnyčia moko, kas yra šventoji dvasia, praktiškai visas dovanas tu galėtum ir turėtum naudoti šlovindamas. Na, kadangi pagrindinis šlovinimo, apie kurį mes kalbame, objektas yra pats Dievas, tai be abejo šventoji dvasia kaip trečias Dievo trejybės asmuo yra šlovinimo centras, tikslas, bet kartu ir ta veikiančioji priežastis, tas asmuo, kuris įkvėpia mus šlovinti, tai šventoji dvasia yra be galo svarbi šlovinime kaip ta, kuri teikia inspiraciją. Ir su šventąja dvasia yra, reiškia, tokie dalykai, kad kai kurie galbūt pabrėžia vieną aspektą šventosios dvasios veikimo, kiti kitą. Ir vieni galvoja, kad šventoji dvasia, jinai veikia laike. Ir jie yra teisūs. Ta prasme, praktiškai tai kaip atrodo, kad aš galiu ir nežinoti, pavyzdžiui, tvarkos giesmių šlovinime. Aš galiu labai laisvai pasiduoti šventosios dvasios įkvėpimui tiesiog čia ir dabar. Ir tai yra gerai. Kiti galvoja, kad ta pati šventoji dvasia jinai gali ir planuoti, nes šventoji dvasia jinai kaip trečias Dievo asmuo, jinai gyvena be laiko, virš laiko, reiškia, ir jinai gali įkvėpti, daryti kažkokį tai planą ir galima taip pat, reiškia, viską daryti planuoti. Tai šventoji dvasia, aš tiesiog kalbu iš praktinės pusės, tai gali būti ir tas charizmatinis toksai požiūris į šventąją dvasią, ir tas toks mūsų įprastas tradicinis. Labai sunku atsakyti į šitą klausimą, nes kitą kartą ir pats nežinai to atsakymo, bet ko gero, aš asmeniškai turbūt nestovėčiau ir nelaikyčiau ranko instrumento bažnyčioj, sakykime, per mišias, jeigu kažkas tai nevestų. Ir atvirai pasakius visai būna, reiškia, per mišias kitą kartą groji ir mastai visai apie kitką, ne apie šlovinimą, ne apie tekstą, ne. Tiesiog, čia ko gero kaip ir kiekvienam žmogui. Žmogus būdamas mišiose ne visuomet meldžiasi, kartais tik tai pastovi, prabūna, tai kartais ir grojant, o tas pasireiškia. Bet vedimą vis tiek tu jauti, sakykime, nuvėjai mintis į šoną. Ir yra toks pojūtis, kuris tave veda ir tu jauti, kad tą visą energiją šventosios dvasios tu perdodi, ištransliuoji kitiems. Jeigu dvasia mūsų neragintų, mes net negalėtumėm ištarti, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Tai be šventosios dvasios šlovinimas nėra įmanomas, kaip ir bet kokia malda. Šventoji dvasia yra tai, kas įkvepia mus šlovinimui. Tai yra šlovinimo dvasia. Tai yra du absoliučiai neatsiejami dalykai. Be šventosios dvasios nebūtų šlovinimo. Aš manau, kad šventoji dvasia yra šlovinimo, aš pavadinčiau vedlė. Kadangi šlovinimas be šventosios dvasios tai yra dainavimas. Dainavimas pats savaime gražu, bet tai nesuteikia tiek džiaugsmo. Aš, pavyzdžiui, dažnai padainuoju, nežinau, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų padainuojame kartais, ar ne, arba, pavyzdžiui, mokiniai mokykloje, ne chore dainuoja, bet tai nesuteikia tiek džiaugsmo, tiek satisfakcijos ir tiek to pasitenkinimo, ką tu darai. Kai šlovini, tai ne vien
ne vien žodžiai, ne vien melodija. Šlovinimas yra tavo dvasia šlovina. O dvasia neatsiejamai susieta su šventąja dvasia, kuri mūsų bažnyčia, mūsų pačius atgaivina ir leidžia mums patirti Dievo artumą. Todėl be šventosios dvasios tai neįmanoma, verta atsiverti šventajai dvasiai. Mes savo bendruomenėje dažnai darome, kad pradedame, pavyzdžiui, šlovinimą nuo kažkokios giesmės šventajai dvasiai. Žinoma, ne visada tai pavyksta iš karto atidaryti savo širdį. Ne visada iš karto šventoji dvasia veikia, bet dažnai tai būna, to negalima išreikšti žodžiais iš tikrųjų. Šventosios dvasios buvimą tavyje, buvimą grupėje, buvimą tame šlovinime. Taip pat yra, pavyzdžiui, kartais žmonės klausia, kaip tu pasirenki, kągi dabar, kokiais būdais šlovinsime, ne, kokias giesmes pasirinksime. Aš visada pasikliauju šventąją dvasią, jeigu man nereikia įjungti visos bažnyčios, nereikia tam labai ruoštis, o yra maža grupė. Pavyzdžiui, šloviname tik su jaunimu susirinkusiu. Jie giesmes žino ir tada tikrai aš vadovaujuosi tokiu įkvėpimu tiesiog, ką giedosim dabar. Todėl šventoji dvasia neatsiejama yra nuo šlovinimo. Be jos šlovinimas nešlovinimas. Jeigu kas paklaustų, kas yra šlovinimo vadovas arba vedlys, tai pasakyčiau, kad šventoji dvasia, nes nuo pasirašymo šlovinimui iki jo pabaigos ir palydėjimo ir kitos dienos ryto šventoji dvasia yra mūsų vadovas ir turime likti nuolat jautrus ir akyli, kad galėtumėm šventąją dvasią statyti į pirmąją vietą vedant šlovinimą. Tai yra tiesiog neatskiriami dalykai, nes iš tikrųjų visą, ką mes šnekam apie šlovinimą, kas tai yra ir kaip ir kodėl, juk visa tai yra apie Dievą, apie jį. Ir jeigu tame nėra, jeigu tu šlovini ir kažką kitą mastai, jeigu tame nėra Dievo, tai nėra šlovinimas tiesiog. Ir šventoji dvasia, jinai ir įkvepia, jinai ir moko, jinai ir veda ir dažnai būna ateini į mišias giedot ar šiaip kažkur giedot ir tu galvoji, vat ką aš galiu duot, vat ką aš čia pagiedosiu, padainuosiu, vat kas iš to. Dažniausiai ta dvasia ir ateina, kai ją pašauki, kai prieš šlovinimą susikimbi rankom su žmonėm, kurie kartu su tavim gieda ar groja. Kvieti šventąją dvasią ir prašai, kad jinai vestų, kad tai, kas išeina iš mūsų lūpų, būtų persmelkta ir sutvirtinta ir kad turėtų galią ir kad būtų įrankis tam, kam Dievas ir nori panaudoti mus. Tai tiesiog yra neatskiriama ir labai susiję.